svarbiausia, kad kovėmės, išgimdėm pergalę, nebuvo jinai graži, nebuvo žaidimas gražus, buvo labai sunkus ir sudėtingas jau antrą dieną iš eilės, bet dabar yra svarbiausia pergalės ir žiūrėti į priekį ir, sakoma, vis tą žaidimą gerinti, kai jau išeinam į priekį 10-12 taškų ir jau viską paleidžiam ir prasideda varžybos iš naujo. Kažkaip reikia kabintis ir pagauti žaidimo malonumą. Latviam pavyko išlyginti rezultatą. Kaip galvojat, kas buvo svarbiausia tomis akimirkomis, kad neleidot jiems ir persverti? Kaip ir sakiau, neturėjo tos varžybos iki to prieiti, kad tas rezultatas būtų išlygintas, nes buvom atkarpų, kurias žaidėm gerai, bet nesugebėjom persvaros išlaikyti. O Latvijai negaliu pavadinti, kad jie kažką super komanda ar kažkas, mes paprasčiausiai darėm daug klaidų. Linai, pačiam pirmos dvejos rungtynės nebuvo pačios sėkmingiausios, ar kas buvo? Ne, kol kas paprasčiausiai nepajutau dar to žaidimo skonio. Kol kas ir nekrito, geri metimai, bet paprasčiausiai neįkrito, tai turiu ir daug rezervą ir tikiuosi tą savo žaidimą surasti. Latviai garsėja perimetro tolimais metimais. Žinojot, stengiatės nuo to apsiginti, ar pavyko? Kaip patys vertinat savo darbą? Iš dalies, aišku, žinojom, nes čia yra jų žaidimas. Jie meta trajekus ir meta jų daug. Daugiau jie nieko ir nedaro. Kai mes pradėjom žaisti protingai ir išnaudojom savo persvarą viduryje, rezultatas iš karto buvo kitoks. Po to, kai įsivėlėme jų žaidimą, tai aišku, jiem buvo patogiau ir jie sugebėjo išlyginti. Tai aišku, tokiai komandai kaip jiem nėra ką labai ir tikėtis, paeis tai paeis. Ir turėjau šansą ir šiandien laimėti. Taip ir atrodo, kad Latvijos žaidime sėkmė yra labai didelė jų dalis. Tai dažniausiai yra didelė sėkmė tavo komandoje, kai vien tu trajekus metai, tritaškas, atsiprašau, kalbininkam, bet ta prasme, nes neturi to stabilaus žaidimo ir neturi, kas galėtų žaisti viduryje ir kas pakeis, tai kaip užtaikys ir, žinot, ne visada jie krenta, o kai jie nekrenta, tada būna problemų.